Labas vakaras, mėly Šeltinio gerbėjai, tėveliai, mokytojai, mokiniai, draugai ir bičiuliai. Man labai malonu pristatyti vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblio Šeltinis 18 laidos abiturientus. Ne veltui nuo motinos dienos iki tėvo dienos yra paskelbtas šeimos mėnuo. Ir šiandieną mintimis ir šokiais norime perduoti linkėjimus mūsų projekto bendruomenė vertybė, linkėjimus Prienų Žiburio gimnazijai, Nemuno pradinės mokyklos ir Ąžuolo pagrindinės mokyklos mokytojams, mokiniams, kurie šį vakarą taip pat turi tokią pat gražią, mielą šventę. Mes jiems linkime gero vakaro ir labai gražių emocijų. O šiandieną salėje sėdintys tėvai tikriausiai širdimi jaučia, kad jie yra ne vieninteliai tėvai savo vaikams. Kad 12 metų auklėti savo vaikus jie atidavė mieliems, šauniems, drąsiems vadovams Violetai ir Romaldui Laugaliams. Tikriausiai visada jautėte, kad ne visas paslaptis jums pasakydavo vaikai, dalį atskleisdavo antriesiems tėvams. Kad verkėt ne tik jūs, kai jūsų vaikams yra gera arba skaudu, verkė su jumis ir jie. Ir šį vakarą, jeigu leistumėt šitiems gražiems vaikams papasakoti visas istorijas nuo 1 klasės, iš kelionių, iš tarptautinių ir respublikinių konkursų, iš dainų ir šokių švenčių, visas emocijas, visus jausmus, o taip pat meilės istorijas, tikriausiai visi sėdėtume iki pat ryto. Bet šį vakarą šitie šaunūs šokėjai kalbės jums kūno judesio kalba, širdies ir akių šneka, o taip pat ir dainomis. Įsiminkite, prisiminkite ir dar kartą išgirskite jų vardus. Airidas. Lena. Jonas. Jorūnė. Miglė. Artūras. Kamilė. Laisvūnas. Jamantė. Tadas. Ingrida. Orestukas. Indrė. Airidas. Aira. Laurynas. Agne. Dovydas. Patricija. Paulius Zinevičius. Eglė. Lukas. Kamilė. Lukas. Vilma. Arnas. Viktorija. Dar kartą paplokime šitokiai komandai. Šiandieną mūsų mažieji pirmokėliai išlydi vyresniuosius draugus. Vyresniai draugai juos pakrikštijo per šokio sezono atidarymą ir tapo jie tikrieji Šeltinio šokėjai. Ir dabar, prieš pakviesdama mažuosius, noriu pasakyti, kad šitą šokį, pirmąjį šokį, šoko taip pat ir abiturientai. Ir dar noriu pasakyti, kad šitos rūbelius, kuriuos jie išaugo, šiandieną vilki mūsų pirmokėliai. Prisiminkime vaikystę. Šokis genelis.
pirmokėliams, kad priminė abiturientams tas gražiasias vaikystės akimirkas. Tikriausiai sėdintys abiturientų tėveliai neleis man meluoti. Apie labai linksmą, apie labai draugišką šitos klasės gyvenimą. Gimtadienių vakarai nuo pat 1 klasės. Jie tokie draugiški, kad tiesiog ir visi savaitgaliai kartu. Ir tikriausiai jie yra dėkingi tėvams už tai, kad retkarčiais palikdavo vienus namus ir leisdavo vaikams pašėlioti juose. Mielieji, jums šį vakarą abiturientai dovanoja nuostabią programą. Duktė viena liko namie.
merginos, ar matėte, kokie nuostabus mūsų bernužėliai? Jie taip gražiai nuaugę. Man irgi patinka vienas iš jų. O kaip šoka, kai apsuka, kai apkabina, atrodo, kad skrendi, o ne šoki. Atsargiai, nepasirinkite netinkamo. Merginos, o jūs žinote, kuris yra netinkamas? Manau, tas, kuriam tik vakaruškas rūpi ir kaip mergelę prigauti. Jie tai moka pačiulbėti. Moka. Tokius žodelius kalbėti, kad galva svaigsta. Antai Jonas tik mergelės žvilgsnelius gaudo ir turtingesnės taikosi. Na žinoma, pažiūrėkite jo šiautinę skrybėlę. Tokia tik darbui skirta. Ir aulinių batų neturi. Tikrai batų neturi. O žiūrėk, tik su vyžom. Toks vyras tikras vargas. O batado juosta spalvota, švarkas ilgas, batai odiniai irgi. Nežinau, o man patinka gražus, linksmi, svarbiausia, kad šokti mokėtų, dainą užtrauktų, dirbti netingėtų, su tokiu smagiau gyventi. Oi, žiūrėkite, bernai ateina. Einam šokti. Nieko nėra smagiau už Jurginų vakarą.
gražuolė pro šalį, juk žinai, aš tave taip myliu. Ko skubi tu gražuolį pro šalį, dovanuoki man puokštę gėlių. Tu taip nuostabi, nebūk man žiauri, sustok, neskubėk, namo dar nebėk. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Tai norime mylėti tave karštai. Neskubėk su manim išsiskirti, juk skaičiuoji aušra dar toli. Neskubėk su manim išsiskirti, pabučiuoki mane, jei myli. Tu taip nuostabi, nebūk man žiauri, sustok, neskubėk, namo dar nebėk. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Kokia tai laimė mylėti tave karštai.
galeria pašokinsiu. Oi, mergužėlė, man taip ilgu be tavęs. Oi, mergužėlė, man taip ilgu be tavęs. Stok ant akmenėlio, sėskis ant žirgelio, jos ir būtų į gamyklą ganyti žirgelio. Žirgelius ganysim, urnelę kūrensim, žalių rūtų vainikėlį urnį sukūrensim.
bernai, kaip gerai, kad Patricijos tėvai išvažiavo. Linksmybėms nėra galo. O kokios neblogas merginas, kaip žydinčios uogos. Uogos, tik pagaunamas nepasiduoda. Tėvas sako, rinki žmoną pagal sijoną. Kaip pagal sijoną? Ogi iš kuo daugiau medžiagos rauktas, tuo turtingesnė. Tuoj visų mergų sijonus apžiūrėsiu ir apie savo pačią pagalvosiu. Tėvas O sako, matučia man prisakė, šiukštai mergame prijuostės nepamest akių, mat ji nedara ir jau kalta. Tėvas sako, svarbu, kad per šventės karūną užsidėtų. Jis tokia gyvenimas, kai karaliaus bus. Nežinau, visas apžiūrėjau, bet man eglutė širdelė pakerėjo. Tokia mela, tokia švelni, kai tik pažiūriu, jie kelias nuleidžia, kai pakalbinu, parausta. Anadien stebėjau, kai šieną grėbė, tokia darbštuolė, kaip bitelė šaunuolė. O man, kad tik graži, linksma, smagi ir šmaikšti. Einam šokt ir panelis suviliot.
18 valandos abiturientai. Vadovai Violeta ir Romualdas Vaugaliai. Prašom vadovai. Muzikos vadovė Loreta Stankuvienė. Loreta Stankuvienė, prašom į sceną. Maestro Rimvydas Ališauskas. Dabar kreipiuosi į salėje sėdinčius abiturientų tėvus. Šioje scenoje dar trūksta jūsų, kad būtų visa šeima vietoje. Kviečiu į sceną abiturientų šokėjų tėvelius. Prašau už savo vaikų, už savo atžalų. Prašau tėveliai už savo atžalų, bet dar prašyčiau be gėlių. Nes dar jūsų laukia daug veiksmo. Aš manau, paplokime. Scenoje toks gražus vaizdas. Dabar labai noriu žodį suteikti pirmiesiems šių gražių vaikų tėvams. Kviečiu kalbėti šokėjų tėvelių atstovus. Prašom. Pradžią padaryti visada sunkiausia. Prižadėjau savo dukrai neverkti, nieko negraudinti, bet sunku. Kiekvienai progai atsiranda, iš kažkur ateina žodžiai. Taip ir šį sykį. Vakar visai atsitiktinai perskaičiau tokią paprastą sanskrito patarlę. Nieko gyvenime nėra pavojingiau, kaip prarasti galimybę teisingai pasirinkti. Tada pagalvojau, kokie prasmingi žodžiai šiandien būtent mūsų vaikams. Bet tie žodžiai buvo ypatingi ir mums, tėveliai, prieš 12 metų. Kada mes galvojom, kam atiduot, kam patikėt savo mažyčius, kaip čia matėt nuotraukoje, kaip jie atrodė. Ir mes pasirinkome jūs, Violetai ir Romai. Mes pasirinkome Šeltinį. Šeltinis tada irgi rinkosi. Konkursas buvo nemažas. Galima buvo rūšiuoti pagal plaukų spalvą, pagal kasyčių ilgį. Bet jūs, mielieji, pasirinkote mūsų vaikus. Ir šiandien, po 12 metų, mes turim puikią galimybę stebėti, kas iš viso to gavosi. Tai nepaprasti vaikai. Tai ypatingi vaikai, tai ypatinga laida. Su jais pasibaigia, kaip pasakyti, jie pradėjo savo pirmąjį šokio žingsnį ir baigė toj pačioj
mokyklos aktų salėje. Tai suaugę, subrendę, simbolinis 18. Per tą 12 metų buvo visko. Mokykla virto gimnazija, viena auklėtoja pakeitė kitą. Buvo daug reformų, daug ko pasikeitė. Bet tie patys išlikot jūs, mėlieji vadovai. Visada paprasti, visada mėly, visada užsispyrę ir atkaklus. Ir mes šiandien esame jums dėkingi už tai, kad jūs neleidote išsiblaškyti šitam gausiam, gražiam abiturientų būriui. Kad jie šiandien visi kartu, vienoje vietoje, kartu su mumis. Tiesiog dėkojame ir nuoširdžiai visų tėvelių ir abiturientų vardu jums tariame nuoširdų ačiū. Te saugo jūs Dievas ir suteikia jums dar daug kantrybės, ištvermės ir meilės išauginti dar ne vieną tokią gražią, gausią šeltiniukų kartą. Ačiū jums, mėlyje. Šiandieną mes pamatėm puikų šokių ir dainų vakarą. Šis šokių ir dainų vakaras buvo parengtas nuostabių vadovų, kurie 12 metų perdavinėjo jums savo patyrimą, mokė jūs šokio kultūros. Dar norėčiau prisiminti jūsų puikias išvykas į puikias šalis, kur vadovai jums atstojo ir auklėtoją, ir mamą, ir tėvelį, ir draugą. Esu tikrai labai sujaudintas jūsų šito paskutinio šokių vakaro. Ir noriu jums, tėveliai, tai yra vaikai, palinkėti sėkmės jūsų tolimesniam kelyje, sėkmingai išlaikyti egzaminus ir eiti savo pasirinktų kelių. O vadovams noriu palinkėti, kad išugdytų dar ne vieną tokią puikią ir gražią šokėjų kartą. Ačiū dar kartą. Koncertas dar nesibaigė. Kas laukia? Vakar visi namuose repetavo valsą. Sūnus kviečia mamą šokt, o dukra tėvelį. Valsas. Vadovai pradeda.
Plojimai, plojimai. Toks gražus šeimos vakaras. Kviečiu į priekį abiturientus. Kviečiu į priekį Šaltinio šokėjus abiturientus. Ateikit vaikai arčiau. Tėveliai šalia, jūs priekyje. Kol vadovams praeis stiprus jaudulys, dabar labai sudėtinga yra šiandieną kalbėti. Pirmas suteiksime žodį mūsų mėlyjams, šauniems šokėjams. Prašom. Mėly vadovai, mes, jūsų pimpausiai, norime jums išreikšti didelę padėką už visus šios 12 metų kartu. Mes niekuomet nepamiršime šokių repeticijų, kurių metu išmokome ne tik gražiai šokti, tačiau ir vaikščioti ištiestą nugarą bei pakeltą galvą. Su juoku prisimename mūsų klasės korepeticinę veiklą persirengimo kambariuke, per kurią lauktuvės iš Birštono mus labai pralinksmino. Labai tikimės, kad suktinis ilgai išliks vadovo atmintyje kaip mūsų nerūpestinga išdaiga. Dėkojame Jums už nepakartojamas keliones, už atmintyje išlikusius užsieniečių veidus, už patirtus nuotykius ir už neišdildomus įspūdžius. Tariame didelį ačiū už rūpestį, šilumą, meilę ir be abejo auksinius patarimus meilės reikalose. Dėka jūsų supratome, kad šokis tai ne tik muzika, judesys, tai didžiulė jėga, kuri vienija mus į Šaltinio šeimą. Todėl mes visi labai džiaugiamės, būdami jos šeimos dalimi. Taigi mes čia taip padarėm, kad turim šiokią tokią dovanėlę vadovams. Tai kavos aparatas. Labai tikimės, kad kiekvienas šis kavos puodelis padarytas šiuo aparatu primins Jums apie mus. Dabar į sceną noriu pakviesti pirmoką, kuris dar primins kai kurias taisykles šiems abiturientams. Kas vaikai žada perskaityti ir pasakyti, kokią priesaiką reikia toliau? Ateikit, mažutės, va, paimkit dabar čia jūsų priesaiką ir viską perskaitykite dabar, gerai? Prisiekiu kasmet. Pimpausio priesaikos. Prisiekiu kasmet sutartu laiku dalyvauti tautinių šokių repeticijose. Prisiekiu savo atžalas atvesti į vaikų ir jaunimo tautinį šokių kolektyvą Šaltinis. Prisiekiu savo dukroms nekirpti kasų, o sūnums neverti auskarų. Prisiekiu niekada neužmiršti vadovės sukinukų ir vadovo geriamos kavos aromato. Prisiekiu visada vaikščioti tiesia nugara ir pakelta galva. Prisiekiu laikytis vadovės patarimų ir rinktis vyrą pagal nešiojamą laikrodį, diržą ir batus. Prisiekiu kuo dažniau dalyvauti Šaltinio rengiamuose koncertuose.
žodis jums. Kol Romukas atsibučiuos, vadovė pakalbės. Mėly mūsų vaikai, mėly tėveliai, mokytojai, visi tie, kuriem svarbus lietuvių liaudies šokis, lietuvių liaudies daina. Ir taip yra 18 metų. Kiekvieną pavasarį mes su Romu atsisveikiname su tai, kas mums gyvenime yra labai brangu. Su tuos, kuriuos labai labai mylime, kuriuos labai gerbėme ir kuriais labai didžiuojamės. Ir taip 18 metų. Aš manau, kad mūsų gyvenime visada yra tokių dienų, kada jauties labai svarbus ir dėl išsiaiškini, kodėl tu išvis gyveni. Tokios dienos buvo ši paskutinė savaitė. Aš nežinau, ar yra dar tokių mokytojų, kad vedant pamoką vaikai pradėtų verkti. Mokytojai pradėtų verkti. Mes mučiojomės visą tą savaitę, o verkti pradėdavo jie. Taip, mėlieji, šiandien yra atriekta paskutinė šeltinio duonos riekė. Tegul būna ji jums skalsi, tegul ji būna soti, tegul jūs visada lydi angelas sargas. Nepaklyskit kelyje, nesusiraskit prastų draugų. Stenkitės ir būkite dėkingi niekam kitam, bet tik savo tėvam. Nulenkite galvas prieš tėvus ir padėkokite jiem už tai, ką šiandien jūs turite. Ir gyvenkite visada tą mintimis, kad Šiauliuose, Didžvario gimnazijoje yra du žmonės, kurie nevaidina, o verkia iš tikrųjų liūdesio ašarom, todėl kad tarp mūsų yra štai čia didelis ryšys. Būkit laimingi ilgai, ilgai, ilgai. O tėveliams stiprybės ir toliau didžiuotis savo vaikais. Būkit laimingi, mėly tėveliai. Ačiū jums už 12 metų. O dabar salėje sėdi daug šiltinių gerbėjų, verkiančių, laikančių rankose gėles. Prašom į sceną, kas norite tarti žodį, mikrofonas čia. Atsiprašau, dar galima šiek tiek dėmesį iš jūsų. Mes labai norėtume padėkoti už visą vargą ir visą rūpestį žmonėms, kurie visą laiką buvo šalia mūsų. Tai be abejo Violetai ir Romualdui Laubaliams. Taip pat laikinai tapusiai mūsų muzikos mokytoja Loretai. Kviečiam į sceną, Loreta. Loreta, kviečiam. Gerai. Olgai Grišajevai, mūsų auklėtojai. Taip pat mūsų buvusi auklėtojai nuo 1 klasės Jūratė Bukauskienė. Ir be abejo renginio vedėjai Daivai Trijonienei. Dar pamiršome tokių žmonių. Tai mūsų tikriausiai patys mylimiausi maestro Rimvydas ir Andrius.
12 metų jūs šoko, 12 metų jūs šlifavo Didžvario salės grindis. Jums dabar labai liūdna, bet jūsų akys vis tiek žiba. Nes šie 12 metų buvo nuostabus, buvo pilni įspūdžių ir džiaugsmo. Tad linkim, kad jūs išsaugotume šaltinį pačiame šilčiausiame savo širdies lopinėlyje. Ir norim jums padovanoti šį skruzdėlyną kaip jūsų tvirtos draugystės ir labai gražios draugystės simbolį. Pirmiausia, tai mes kaip mažiausiai Didžvario gimnazijos šokėjai norėtume pasveikinti mažuosius Jovaro mokinius su jų pirmuoju nuostabiu koncertu. Paplokime jiems, jie buvo nuostabūs. Linkime jums tapti dar geresniais, dar gražesniais ir dar puikesniais šokėjais ir pralenkti mus visus, bei garsinti Šaltinio vardą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Myli vadovai ir myli mano vaikai ir tėveliai. Žiūrėjau jūs ir džiaugiausi, didžiavausi jumis. Noriu padėkoti už nuostabų koncertą. Žiūrėjau ir jaučiausi lyg būdama Lietuvos ansamblio koncerte. Tikrai nuostabu. Ir tai tokia mintis, galvoju taip. Po mokyklos į Lietuvos ansamblį visi šokti. Sėkmės jums. Ačiū labai už koncertą. Gerai, vaikiukai, priimkim dar visus sveikinimus. Prašom visi, kurie norit pasveikinti sceną. Ir pasilikite po to scenoje foto nuotraukai kartu su tėveliais ir su vadovais. Muzika, muzika, maestro!
Thank you.